Susipažinkite su Dauparų bendruomene, nominacijos Metų proveržis laureatais. Bendruomenės iniciatyva įgyvendinus projektą Dauparų sveikatingumo erdvė birželio mėnesį duris atvėrė naujas, modernus daugiafunkcinis centras, kur po vienu stogu įkurti bendruomenės namai, sveikatingumo centras, Jono Lankučio viešosios bibliotekos filialas. Kultūrinės veiklas čia vykdo ir Gargždų kultūros centro darbuotojas. Dabar, kai mes baigiam šitą projektą, turime 180 kvadratų, turime šalia ir biblioteką, ir knygų krūvas, ir beprasidedančias veiklas. Tai žmonės tikrai pamilo šitą vietą, pradėjo važiuoti, dalyvauti užsiėmimuose. Išties, centras visuomet pilnas žmonių. Čia vykdomos įvairios veiklos vaikams, jaunimui, knygų pristatymai, vyksta senjorų susirinkimai. Gyventojai pamėgo ir čia vystomo socialinio verslo teikiamas grožio paslaugas. Mėgstamiausias – nugaros masažas. Dar labai norim įtraukti naują grupę, tai yra paaugliai. Tai šiuo metu ruošiame skirtingas tokias programas, tokias kaip edukacijas paaugliams, kaip prižiūrėti veido odą ir taip pat supažindinti su sveikatingumo įvairiausiom veiklomis. Tai toks būtų mūsų profilis. Dauparų bendruomenė rajone įsitvirtino kaip sveikos ir sportiškos bendruomenės pavyzdys. Čia organizuojamos tradicinės sporto šventės ir renginiai. Vykdomas projektas Stipri bendruomenė, stiprus visuomenės imunitetas. Bendruomenės dėka puikiai sutvarkytoje treniruoklių aikštelėje įrengta infrastruktūra krepšiniui, tinkliniui ir kitoms sporto šakoms. Dauparuose vyksta ir sporto, jogos, linijinių šokių užsiėmimai. Gyvenvietė žinoma tarp kitų rajono bendruomenių kaip veržli, sportiniai veiklai atsidavusi, į savo veiklas įtraukianti šeimas. Mūsų noras būtų turėti kuo daugiau įvairių paslaugų vietoj, kad nereikėtų važiuoti į Klaipėdą ar į Gargždus. Tai mūsų siekis yra kokybiškai gyventi čia ir kuo mažiau blaškytis ir patogiai tiesiog čia įsikurti tiek senbuviams, tiek naujam gyventojams. Mindaugas džiaugiasi, kad aktyviai bendruomeniai pavyko atlikti išties nemažai darbų. Planų turi ateičiai, tačiau jų neišduoda, tik pabrėžia, kad Dauparai dar tikrai turi potencialą augti. Jeigu turi gerą komandą, nuostabias idėjas, jas visada gali realizuoti ir kai tu aktyviai veiki pats, tai aplinkui tie žmonės irgi užsikuria. Tai manau, kad svarbiausia yra nesėdėti, kad vyktų virsmas, kad vyktų naujos veiklos ir tą išrutuliotum į veikiantį organizmą.